Bijau, kad turim problemą. Čia bus vienintelis mano video, šios savaitės video. Nebuvai net įsitraukus? Nu, buvau, bet tavarsime, nu... Visai jokios atsakomybės parodyti žmonėm, kur tu buvai. Visai. Nu, ką supratau, kad aš ne influencerės. Vieną ten lakstą, žinai, su kamera pro sceną, žinai, bet su telefonu, ne su kamera, su telefonu, žinai, lieti, filmavimai tenai ir panašiai. Galvoju, ne, aš tai jau taip nedarysiu. Tai va, tai žodžiu, bet nežinau, kažką gal ten nufilmavau, gal kažką įdėsiu. Su telefonu tai tikrai daug ką nufilmavau. Tai gal sudėsiu, bet čia buvau toj konferencijai Northern Roots. Patiko labai. Ar daug ką sužinojau? Ne visai, apie karves tai nieko. Sužinojau tik tiek, kad mes kietai varom. Ir jau galim mes stovėti scenui laisvai. Laisvai galim stovėti scenui. Tai va, gal ir stovėsim. Tik tai, aišku, va, kaip buvo toj Jarui, tai ten buvo koncentracija, vis tiek jau biški patyrusiu tų, šiek tiek bent. Aišku, aš nesijaučiu ten patyrus. O dabar ten koncentracija žmonių buvo... Nu, aš tarsi nekalbu apie augalininkystę. Ten tos augalininkystės, tai ten ir 15 ir 20 metų taikantis tą nautilą ir panašiai. Tai aš apie gyvulininkystę kalbu. Tai gyvulininkystė menkai labai švis nėra regeneratyvi, absoliučiai dar. Tai dėl to mes, kad ir su 4 metų patirtim, bet jau turim ją nemažą. Galėčiau pasakyti. Ar pritartumėt man? Čia man tas? Taip. Aišku, kad tavęs. Stengiamės mes. Taip. Taip, ir ten, žinai, buvo tokia mintis, kad jeigu nesijauti nepatogiai esamai situacijai, tai reiškia, nepakankamai stengias, kad kažkas pasikeistų, žinai. Tai aš galvoju, mes tikrai labai nepatogiai gyvenam daugybę kartų, žinai, ten aprašai kokią nors tą, nu, kad čia dabar uždarysi bandą ir nebeįleidinėsi karvių, kas reiškia, kad vaikai ten kerks mamos ir ten giminaitę savo ir tau visi pradeda atrašyti, kaip tas yra blogai. Nebūtinai, kad gali kėti. Nu taip, bet tai aišku, kad taip. Tai va, bet ką aš noriu pasakyti, kad tave pradeda, žinai, mokyti, kad taip nebus, bet yra kitų niuansų, žinai, kad tu tam ir esi čia, kad atrinkti ir kontroliuoti šitą dalyką. Čia tas, žinai, va, yra su ta kontrolė. Kažkas žmonėm yra, čia Aletovo Dievo vaidina, dar čia kažką, kai viskas suknistančio žemės, tai dievais pavaidino mane. O kai reikia atstatyti, tai mes jau čia ne dievai, čia jau palikim gamtai. Ką tu paliksi tai gamtai? tą šiukšlyną, tą, kurį čia padarei. Tai ir jie irgi kalbėjo, ir jie ir Čiuleta irgi sakė, kad mes suknisom karvių genetiką. Padarėm jas per didelės, vaikydamisi vien to išeigos pieną, ar mėsos ten, ar dar kažką. Ir, tai ką mes darom? Mes mažinam. Ir tarsi man nereikėjo, kad tas Rija ir Čiuleta tą pasakytų, ne? Mes tą jau darėm senai. Tai va, ir žinai, ir tas kuklums viską, bet aš tai esu, kaip čia pasakyti, ta, kuri priverčia tą ūkį suktis. Bet idėjų generatorius, tai va čia, jis jau labai senai žinojo, ką ir kaip reikia daryti. Man reikėjo, kad kažkas padėtų tam ūkį suktis. Kažkas, kad, įgyvendintas, tai žinai. Tai va, tai čia taip ir gaunas kažkaip, kad visai žiūriu neblogai iš tikrųjų. Tai va, ir ten, kur buvo tas klausimas, kokie jūs ūkininkai. Plemba figienė ūkininkai mes esam. Matai, tau nepatinka. Ir man nepatinka, bet dabar jau patinka. Nes tikrai supratau tą dalyką. Ta prasme, kai tu žmonėm, kurie yra pačioj pradžiai, kurie tik pradeda pakeisti savo požiūrį, tu pasakoji, ką tu darai ir ką tu padarei,
Nu, tarsi aš mačiau jų tos veidus, žinai, ir jie paskui prie manęs priejo, sako, čia, tipo, žinai, wow, aš čia, tipo, žinai, impressed ir panašiai. Ir aš taip, ne, jo, geras, žinai. Nu taip, jeigu tu, dabar, kaip ir mūsų didžioji dalis žiūrovų, tu, nežinau, gal ne, yra tie, kurie daro to tradiciniu būdu. Tai mes atrodom kažkokie hipsteriai idiotai tiesiog, žinai, ir dar noris parašyti, kad ką tu čia, žinai, kiek čia svorinai pas tave te priaugo. Nu, ką žinau, aš keista esu, nes dar ir nesveriu. Nes tiesiog toks kontekstas yra. Bet tai tam akis kažkaip turiu ir mes matome, ne? Kažkaip, kada jau yra kas. Ir šiaip, pagal kontekstą tu tą darai. Tai va, matau, Laurin strypčioja, nes nejaukiai jaučias, ne? Žiūrėk, pabaig, ką čia padarė? Jėzu, Heidi, nehumaniška. Čia, žiūrėk. Negražu, Heidi. Švis, paskambinsim kam nors. Ai, apie paskambinimą. Reikia dar tą pasakyti, kad Kanadai, pavyzdžiui, tai nėra reikalavimą turėti nušiurusią pastogę, į kurią karvės pripratusias gyventi laukia neina. Kaip sakė? Aš taip sakau. Nes kai aš kalbėjau su tai švedais ten iš Jaros, kurie irgi nori taikyti, bet turi būti prie tvartą, nes yra tokie įstatymai, sakau, gerai, o jos eina tą tvartą? Ne. Bet yra įstatymas, kad jos... Nežinau, kas tas yra, nein. Taip, tai va ten labai buvo daug kalbama apie tai, kad, kad dabar kažkaip pasidarė toks dalyks, kad, kaip čia pasakyti, išlieka stipriausia teiginys ir fundamentali gamtos taisyklė patapo tikrai lopam, kaip kitaip pasakyti, nehumaniška. Tai nehumaniška, supranti, visi lodoriai turi išgyventi. Ir tada turėsim lodorių planetą. Su žmonėm va taip atsitiko, visi lodoriai išgyvena ir dabar skambinėjai veterinariniam, tai nori, kad ir karvės. Tai taip, Arba rašo komentarus, kad ne iš Sibiro yra. Tai čia, čia tiesiog, aš žinau, kažkaip. Ir ten, ir žinai, klausais to ir jis irgi pasakoja tą patį, ką ir aš pasakoju, kad, aš visai nepadedu, žodžiu, va dabar dirbu influencerės darbą. Tai žodžiu, ką ir aš sakiau, kad realiai nuo kūno temperatūros, o kai būna sniegas ir jom laikosi jisai, tai nuo kūno temperatūros yra va toks sluoksnis, bet sniegas netirpsta, tai reikia suprasti, kad tam sluoksnį yra afigiena insoliacija, kad jie gyvūnai, jie prisitaikė, jau nekalbant apie skrandį, jo, ir dar tas man patiko labai tas kanadietis, ir sako, tai ten reikia bent jau tą bedingą, pakratą joms duoti, jisai sako, aš nenoriu pakrato karviam, aš noriu, kad jos galėtų ant pliko šaltos to sniego, nes sako, kai jos turi pakratą, jis patam murzinas, šūdinas ir tie šūdai ant jų mažint tą insoliaciją, tiesiog susiplojtas kailiuks ir jom nuo to pakrata tik dar šalčiau. Čia kirvis, jeigu ieškai. Tai va, tai aš tai ten klausiaus ir iš tikrųjų ne tai, kad ten kažką vis naujo sužinojau, nes būntas kartais, kai kaifuoju nuo to, kad vis kažką, tas gers, o čia aš kaifuoju nuo to, kad jas, aš irgi taip galvoju, ir aš taip galvoju. Žinai, tas toks, kad, šiaip, ir dar, čia šitą faktą, tai reikia būtinai pasakyti. Žodžiu, aš tikrai viskas, aš fanė esu to kanadiečia. Kaip fanė, ta prasme. Tai jau Laurinai sakiau, bet pasakysiu ir į kamerą, kad, žodžiu, jis turi 3000 galvijų, ten bail grazing, viską, bla, 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 ir visi klausykimės, jis neturi traktoriaus. Net skaita, gal ūkininkas. Net, koks jis ūkininkas. Tai, žodžiu, ten vienam video, gal aš turiu nufilmavus, tai įdėsiu, žodžiu, kad atvažiuoja, fūra su
rulonais, jinai pati išstum, nu, kažkoks ten tas takelis eina, ne, išstum po 3 rulonus, vis po biškį paskirsta, o paskui jisai su pikapu ten kažkokios kaip šakės, atbulinių priparkiniai tos rulonus. Ir neturi traktoriaus. Ir dar, nu, jis gyvena tikrai šaltam klimate, ten, sakė, -40 yra labai, labai normali temperatūra žiemą jo. Nu, kaip labai normali. Nu, tarsi būna, nėra, žinai, kad ten kažkas, wow, ekstremum, žinai, ir panašiai. Tai va, tai žodžiu, ne, nu, ką aš ten gavau, tai tą, kad yra dar tokių kaip mes. Tai gal visai nieko. Visai gal nieko. Nu va, žiūrėk, gal ir turėsim jau kažkokią video medžiagą per vieną dieną sufilmuotą. -60 Fahrenheit. Ranchers are now don't feed hay. They let the cows do the work themselves. That's a mix in the winter. Oh no, we got to put a little barn, a little shed to protect our little babies. They need to work. That's North Dakota. North Dakota is brutal cold. That's why I live in the southern part of Missouri. I am a warm season cover crop. I die up there. Way too cold. But you guys think we're special, we're cold, our seasons. North Dakota has the same growing days that you do. You know who taught us? Our North Dakotans. It's not coming up there. So we do a couple different ways of feeding. This is a bale grazing field. I'm just kind of showing you how we set it up. We bring in trucks that self-unload. Kind of handy, and then we spread them out. So that's the way the truck would leave them in the field for me. I let them do half the work. And then we use a bale truck. I've never owned a tractor, but this is how I move bales around. I've had like 8 bale trucks in my life. They're pretty handy. So then we set them up in straight rows. You see how straight those are? You're parking backwards. They're never perfect. Then we use electric fence to meter them off. Sometimes we'll do 4-day grace periods. Some days we'll do, we've done 16. And Ray is very careful about making sure that only the strong ones stay in the herd, right? I mean, we love animals, but it becomes expensive to feed an animal that's always sick, and then they make others sick. So you are constantly trying to build your herd from within. I think this is the future. I think we want to make a comment here. I think all of us should really realize, and I think you guys can agree with this. We really screwed up the genetics of our animals, period. We've designed animals that are too big bones. They don't know how to graze anymore. We have screwed up the whole genetics, which we thought we were so wise. If you look at animals in natural systems, or cattle that we want now, we want animals that have a big barrel, short legs, that can graze. I want a cow or a sheep that can make a living on cardboard and do well. We design animals that depend on heavy use of ancient sunlight. Feed, fertilizer, chemicals, big. We want yield. And now we have less quality animals, and more health issues. The whole foundation was based wrong, in my opinion. And I see this all over the world. And we started it there because we thought it was all about production, not about quality. I say our animals have a higher, better quality of life, better quality of everything. I'd extend that to the quality of the soil. And it's all quality of Right? soil. And we seem very concerned about punching out and damaging that soil. If you can build that soil that it's strong, and you don't have that issue. Let me give you a concept of liquefaction. A lot of us have walked on the beach, and you see the water line go right to the edge. Where the water is there, you can walk on it firmly. On the other side, where the water stops at the beach, it'll sink. Well, I rutted up my fields. One field I just rutted up really bad. It sunk, and I had to get the hay out there, created huge ruts.
bugged me to no end. Within that season, cold, freeze, water, raining, liquefaction, that rut was gone. I think we don't understand the fertility and the amazing of those superbiotic glues, how the systems can heal themselves. They can heal themselves. You just have to be patient. But what they all need is more carbon and more soil life biology.